Realiai, jeigu žiūrint. Kokius pasaulio pabaigos scenarius žinote? Išgės jėgainės, nebus interneto. Kad mišlingoji planeta ujaks ir pit ir pavats ir viso hanats. Dar bus ten ateiviai kažkur išės irgi, žinai, norės mus paskanauti. O tos saulė biškai paišdykaus ten ir viską nusiaups. Po to, todėl kad visas planetas išdėsis vieną liniją, tai tada išeis, kad pas mūsų vandeniu bus irgi šikna antplūdžiai, ten tsunami ir taip toliau. Ir paskutinė, kad neužšiks negyvai mus visus. Nežinau, ugnikalnis išsiveršti. Ugnikalnis? Meteoritas. Zombiai? Kaip Biblija, visur vanduo. Patvintų. Tai tu tikintiesi. Į žemę trenksis meteoritas. Ką žinau, meteoritas, kad nukris. Kiniečiai užkariaus visą pasaulį. 3 atominės bombos, man šitas labiausiai patinka. Zombio apokalipsė, meteoritas, Ir lyga dar. atominis karas. Tu zombiai galvoji? Aš tikiu į zombį, tikrai. Aš tai Tik galvoju, karai, atominis karas, bomba. Ateiviai užgrobs. Tai tipo atsirinktas asteroidas, pakils vėl dinozaurai, nu ir Maras, atominis karas. Kažkada saulės proksas. Badas dar jo geras yra visai. Kaip manote, koks yra labiausiai tikėtinas pasaulio pabaigos scenarius? Kėtinas, manau, kad nebus nieko. Visi prisigers. Ja. Ir bus pasaulio pabaiga. Kaip visada. Vien ketas užkariaus pasaulį. Globalinis atšilimas. Tai globalinis atšilimas. Rusija užpuolė Ameriką. Arba atvirkščiai. tai roko opera neįvyko, o tada ir būtų pasaulio pabaiga. Trečias pasaulinis, žmonės patys savęs sunaikins. Meteoritas, gal sprogimas ar kažkas tokio. Gal trečias pasaulinis. Zombi, jo. Klimato atšilimo. Teorija, per kurią turėtų bent jeigu ne pasaulio pabaiga, tai viskas persimė. Kokius žinote 4 apokalipsės raitelius? Kokie jų vardai? Ne. No idea. Nežinau. Mirtis, malas, alkis, nepamenu. Karas pasaulis. Ir nepasitikėjimas. Maras, badas, karas, mirtis. Badas, karas, maras ir mirtis. O koks pats buvai? Mirtis. Įsivaizduokit, 4 raiteliai stovi prieš jūs, kokius vardus duotumėt? Be galvos 1, be galvos 2, be galvos 3, be galvos 4. Mirtis, badas, maras ir užkariavimas. Nu, galėtų, tipo, vienas būt Rastamanas, nu, taip, antras tada galėtų būt, nežinau, koks nors arkangelas Gabrielius, nu, tipo, įdomų modelį. Trečias galėtų būt, nu, velnias, kad atsvertų visą pusiausvyrą, o ketvirtas, nežinau, koks nors psichodelinių grybų herojus.